Sveiki, broliukai ir sesutės, seniai besigirdėjom, o gal ir nesenai. Žodžiu, šiandieną turiu paruošęs jums truputėlį vėl įdomienų iš terariumo gyvenimo. Ir kokios gi ten tuos įdomienos tam terariume įvyko šį kartą. Ogi, Daily Mail yra toksai leidinys tam terariume. Australijoje, žodžiu, jisai paskelbė, kad Aldi nepasiturintiems siūlo valgyti tarakonus ir kirminus. Nu, tai yra visokių žodžių pagamintus produktus, negaliu sakyti, kad maisto tai produktai, tiesiog pagamintus kažkokius tai produktus iš vabzdžių. Nu ir sako, jeigu neturi pinigų, nu tai ką, tai valgyk tarakonus ir išreklamavo, žodžiu, ten per tas kažkokias ar televizijas, ar kažkur, žodžiu, kad reikėtų valgyti nepasiturintiems jau Australijos gyventojams tarakoniukus. Nu, čia, aišku, nėra jokios naujienos, nes visai nesenai tam terariume irgi buvo, kad ir Vokietijoje, iš Ukrainos berods, atrodo, tiem pabėgėliam, kai tik čia prasidėjo tas Ukrainos karas, tai irgi duodavo jau paramą tokią maistu, kaip jie taip vadina, o tas maistas tai būdavo irgi, vat, sakykime, kokie nors marinuoti svirpliai, ar kažkokių tai kirminų konservai, ar panašiai. Tai, žodžiu, bando visaip kaip pripratinti ten tuos dundukus būtent prie tų kirminų valgymo tam terariume. Tai va, tai kas toliau dabar? O toliau. Oklahomoje pasirašė kažkokį naują įstatymą, nu nežinau, pas juos kažkaip įstatymai visi vadinasi bilais, man tai kažkaip bilas atrodo kaip į sąskaitą panašu, nebūtų, taip skamba bent, nu nesvarbu, žodžiu, bilas 426 numeriu ir tas bilas, kągi jisai sako, tas bilas toje Oklahomoje, ogi sako, kad Pasaulinės sveikatos organizacijos, Pasaulinė ekonomikos foruma ir jungtinių tautų jokie sprendimai ir nurodymai Oklahomoje negalioja ir negali būti taikomi ir juos taikyti yra tenais netgi draudžiama. Nu, va, tai žiūrėkit, jau ten nebežinau kelinta ten ta valstija, tikrai jau ne pirma, kuri pasirašė va tokį kažkokį tai įstatymą, kad draudžia būtent šitų nevidono organizacijų visokius, kaip sakant, sprendimus realizuoti būtent tuose valstijose. O kas toliau? Ogi Idaho yra, Idaho ar Idaho valstija, nežinau kaip jinai tiksliai vadinasi, bet kažkaip taip, žodžiu, fermeriams per pačius karščius va dabar ėmė ir uždraudė laistyti vandenį, nu, laistyti pasėlius vandeniu, nu, nes čia tipo maždaug irgi čia klimato kaita, nežinau kaip vandens laistymas čia gali su to klimato tą pašildyti, nu, bet šūdmokslininkai visą laiką randa priežasčių visokių, nu ir žodžiu, kad vat nebūtų klimato kaitos, tai sako, reikia nelaistyti ir tegul viską sudžiūna, žodžiu, ką ten jie augina ir aišku, tokiu būdu jie pasieks, kaip sakant, būtent greičiau tą būtent norimą badą. Nes maistas tai dabar vat, šiais metais tai masiškai visur naikinamas, aišku, dar ne ruduo, bet kuo arčiau bus ruduo, tai tuo jis, aišku, bus labiau ir visai kaip naikinamas. Tai čia buvo, žinoma, krūva potvynių daugybei pasaulio kraštų sukelti būtent su dirbtinais lietumis, sakykime, visokiais ir panašiai. Ir ar kitokiais, sakykime, tokiom kažkokiom tai priemonėm, kurias ten nevidono tie tarnai taiko, sakykime, tai va taip ir vat naikinamas yra tas maistas. O dabar tiesiog paprastai vat uždraudė laistyti ir viskas. Ir negali vat fermeriai laistyti, nežinau, jiem turbūt ten išmokės kažkokius draudimus ar kažkas, bet draudimo paskui niekas negalės suvalgyti, sakant, jau jo neišsikepsi ir neatsikasi. Nu, toliau žiūrim. Pasaulinė sveikatos organizacija pranešė. Kągi pranešė tam terariume ta sveikatos organizacija pasaulinė, kuri kaip tik kovoja prieš žmonių sveikatą. Nu ir pranešė, kad jau 194 administracinės teritorijos terariume pasirašė ten tos kažkokius papildomus priedus prie jų kažkokių ten susitarimų, kad planuoja areštuoti, nu įsipareigoja žodžio areštuoti ir kitaip persekioti visus žmonės, kurie pasisakys prieš būsimus skiepus nuo paukščių gripo. Va taip konkrečiai ir vardino, nes jau jie viską yra suplanavę, kad bus jau ten tas paukščių gripas, kad bus jau ten skiepukai tie visi, bus jau ta paukščių gripo pandemija ir visi, kurie pasisakys būtent prieš tos paukščių gripo skiepukus, kad jie neva ten nuodingi ar kokie nors ten neefektyvūs ar nenaudingi ar panašiai, tai tuos visus jau žodžiu terariume gaudės ir sodins į kalėjimus. Nu, čia, žodžiu, eilinė priemonė kovai prieš teisybę, nu, tą teisybę, aišku, jie iš karto jau avansų vadina dezinformacija, nors niekas nežino, kas ten ką sakys ir kaip sakys, bet matyt, jie patys žino, kad jau platins nuodus, o kažkas matyt vis tiek išsiaiškins, kad ten yra nuodai tam terariume, vėl priminsiu, kad čia kalbu apie terariumą, ir aišku, jau jie iš karto užbėga, bando užbėgti už akių ir su tais, sakykime, žmonėm bus bandoma susidoroti, bet įdomu, ar
Nu, tiksliau, net neįdomu, čia jau garantuotai milijonų procentų, kad bananijos ten tie, vat, Nevidono tie klapčiukai visi, tai tikrai jau viską pasirašė, ką ten reikia ir ko nereikia. Taip, toliau žiūrim. O kažkur Rusija jau 3 paros eina skerių spiečiai visokie nesibaigiantis. Na, tarp kitko įdėjau čia, aš, man atrodo, jau ir į Telegram grupę tą video, nu ir daugiau visokių ten tų video pridedu, nu arba į TikToką, vat irgi kartais įdedu vieną kitą. Nu, žodžiu, eina tie spiečiai visi skerių, nu ir iš kurgi tie atsirado tie, žodžiu, nu, žiogai galima sakyti ten, ar skeriai kažkokie tai, ar dar kažkokie, nu nelabai ten kas iš tikrųjų ten ir atskirs, jeigu nėra koks nors botanikas ar panašiai, nežinau, biologas gal čia reiktų sakyti, nu nesvarbu. Tai žodžiu, eina tie spiečiai, ogi iš kurgi jie dabar eina. Nugi, va tie Nevidono tarnai visą laiką, kaip sakant, stengiasi vat kelis zuikius vieno šūviu nušauti, tai prigamino tų fabrikų dabar tų kriketų, nu, žodžiu, tų žiogų gamybai. Nu ir aišku, kadangi jau nelabai kas puola tuos žiogus valgyti, nu tai jie sako, davai mes paimkim ir išleiskim juos tiesiog, vat, tegul eina tie žiogai suvalgo tada visą derlių. Nu ir žinom, aišku, kad tie žiogai visi suvalgys ar skeriai, ar žiogai, nežinau kas ten tiksliai, bet žodžiu, jie vis tiek suvalgys visą derlių. O kai suvalgys derlių, tai žmonėm nebeliks ką kitą valgyti, kaip tik tais žiogus turės valgyti, nes kito maisto kaip ir nelabai bus iš ko rinktis. Nu, arba, sakykim, aišku, tai nebus tai čia, kad vienu to užėjimu viską išnaikintų, bet esmė, kad to prieš maistą kova tai vyksta Nevidono tarnų didžiulė ir visais būdais jie bando normalų maistą išnaikinti, o vietoj normalaus maisto, tai vat, ar tai mėsą iš plasmasės ten biliuko gaminama, ar tai vabalų kokiu nors ar kirminų siūlo su tarakonais paragauti, ar ten tarakono pieno visokio ten, nu, žodžiu, tie šūdmokslininkai visokių nesąmonių ten prišneka, kad tik tai kuo labiau ten tuos dundukus terariume išnuodyti. Taip, o Bidonas yra ten toks veikėjas. Bidonas per interviu ABC News, žodžiu, paskelbė, kad suteikia ukrainiečiam dabar leidimą naudoti Amerikos ginklus Rusiją. Ir, aišku, ir pabrėžia netgi keletą kartų savo interviu, tik jokių būdų, kad negali jie atakuoti Kremliaus. Nes, nu, kaip jie gali tą Kremlių atakuoti, jeigu Kremliuje sėdi jo kolega irgi Nevidono tarnas, nu, su visais dar savo tais klapčiukais, kaip sakant, visą šaiką ten susėdus. Tai žinoma, kad jie viską darys ir visaip darys, ką tik tais nori, kaip sakant, jau paprastus žmonės ten gali atakuoti, jokių problemų, bet jau gink dieve pirštų negali paliesti nei vieno Nevidono tarno. Tai va, tai žodžiu, čia toks, sakykime, buvo niuansas va tam interviu, tai tą interviu irgi esu kažkur įdėjęs, dabar nežinau, į Telegramą tikrai, dėl TikToko neatsidam. Toliau žiūrim, USA dar yra federalinės valdžios darbuotojus, dabar jau tos, nu, žinot, ten yra kiekvienos valstijos darbuotojai kažkokie ir yra ta, nu, jau federalinė ta valdžia, kuri jau virš visų valstijų jau kaip ir skaitosi, ne? Tai va, žodžiu, tos federalinės valdžios darbuotojus jau, žodžiu, tie Nevidono tarnai jau perspėja, kad jau reikėtų jiem pradėti ruoštis gyventi be elektros. Na va, tai žodžiu, kiberatakos kabutėse, aišku, čia jokios ten kiberatakos terariume nebūna, o tiesiog išjungs rubilniką ir viskas, ir pasakys, kad kiberataka įvyko ir žinoma, kad niekas negalės nieko patikrinti, net neaišku, kaip dar ten pasakys. Nu, matyti, išjungs kažkaip dalimis, gabaliukais, išjungs, paskui visai išjungs, žodžiu. Ir tada prasidės jau ten kažkoks, matyti, jau chaosas ten toje Amerikoje, sakykime, įskaitant ir tos visus nelegaliai ten papuolusius visokius diversantus, ar ir kaip čia juos pasakyti, nu, emigrantus galim juos vadinti. Nu, nesvarbu, žodžiu, ne apie tai. Apie tai, žodžiu, kad jau tuos valdžios darbuotojus, jau ten patys jie perspėjinė, kad jau jie ruoštųsi, jau toj ta elektra jau bus, jau, kaip sakant, greitai tas rubilnikas išjungti. Nu, o NATO, žodžiu, yra NATO ten kažkoks tai vadovas ar generolas, nežinau, kažkoks tai ten veikėjas. Robas, nebeatsimenu ten jo ten pavardės ar pravardės. Nu ir tas Robas sako, kad jau yra pasirengęs, jau NATO jau yra pasirengę karui su Rusija. Ir kai tik tai Rusija jau bus pasiruošusi, tai iškart ir bus pradėtas tas karas ir bus pradėta organizuota jau ta, kaip sakykime, pradėta dar didesnio masto dundukų, Europos dundukų utilizacija. Nu ir aišku, ir Rusijos, ir Baltarusijos to pačiu, nu žodžiu, jau čia taip išsiplėsti žada biški didesnių frontų, nes jau, va, ką jis ir pasakė, jau 4 ten tie daliniai kažkokie jau yra suformuoti, sakykime, ten Baltijos va tuose 3 šalyse.
vadinamose tose administracinėse teritorijose, ir Lenkijoje yra, ir dar ten, man atrodo, dar 4 irgi dar ruošiasi kažkur irgi suformuoti, dar iš kitos pusės ten visokios Moldavijos gal kokios, aš nežinau, ar kažkas tai ten taip. Ir tada jau, kaip sakykime, spausiu raudoną mygtuką ir pradės jau utilizacija. Aišku, dar reikia jiem iki galo suderinti ten tuos veiksmus, kas ką pasakys, per kokią televiziją, kad būtų, kaip sakykime, kad dundukam būtų tas spektaklis realistiškesnis truputėlį ir tos priežastys, kad būtų, kaip sakykime, tokios jau realistiškesnės. Tai vat, žodžiu, ruošiasi jau ten tam, tai utilizacijai ten tas NATO. Toliau žiūrim, Australijoje dabar sumažėjo dundukų, kurie tiki nevidono tų šūdmokslininkų išrastais tais skiepukais nuodukais. Nebetikė, žodžiu, tiek daug dundukų tomis stebuklingomis galiomis ir nebeina skiepytis. Tai melaginos priemonės ten bando visaip kaip, nes ten pas juos dabar kaip ir žiema, sakykime, jų šalčiai, orai atvėso ir jau turėtų kaip ir visi bėgti skiepytis ten nuo visokių gripų, šmipų ir ko tik tais nori, o jau nebeina. Ir jie praneša, kad jau 30 000 sumažėja tų besinorinčių pasiskiepyti palyginus su pernais. Man atrodo, kad čia labai paprasta. Tai tie 30 000 jau paėmė ir, kaip sakykime, ir pasimirė nuo tų pačių jų platintų tų skiepukų. Tai nežinau, ar paprotingėja tie likę dundukai. Gal kokies vienas kitas ir paprotingėja, bet matyt, čia turbūt vis tiek pagrindinė priežastis, kad tiesiog jau 30 000 jau išmirė nuo ankstesnio pasiskiepijimo. Tai tokios įdomienos yra Australijoje iš terariumo. Toliau žiūrim, kas čia pas mumis dar yra. Japonijos ten mokslininkai kažkokie tai. Japonija iš viso labai kažkaip įdomiai atrodo, kad jinai būtų kažkur tai atsiskyrus truputį nuo to, pabėgus nuo to nevidono tų tarnų. Ar ten jie nevaldo tos situacijos iki galo, žodžiu, ten ir protestai visokie prieš PSO ir panašiai. Ir ten jau, žodžiu, ir per televizijas, ir per visur oficialiai ten skelbia, kad žmonės ten krenta kaip musės to Japonijoje, tai būtent nuo tų COVID skiepų visokių ten ir taip toliau. Ir, žodžiu, dar irgi skelbia tie mokslininkai, kad tie visi skiepai, kurie čia buvo per tą pandemiją, yra tiesioginė ir vienintelė priežastis, dėl ko atsirado tas turbo vėžys vadinamas. Ir ten, žodžiu, jau ten tie mokslininkai per visokias ten televizijas ir visokias priemonės aiškina visaip, kaip ten suveikia, žodžiu, ir dėl kokių priežasčių, tai tas turbo vėžys atsirado pas tos visus pasiskiepijusius. Tai įdomu, kaip ten to Japonijoje toliau vystėsis, gal čia pas juos kokią kitą programą numatyta, ar kažkas tai prasileido matyti ten tas nevidonas to Japonijoje kažkaip. Toliau žiūrima popiežius. Popiežius irgi yra vienas pagrindinių nevidono tarnų. Užima tikrai ten pas jie vienas aukštesnių pareigūnų. Ir popiežius ragina LGBTQistus ragina priimti kuo greičiau į savo retas ir pedofilus. Ir taip padidinti tą, kaip čia dabar, inkliuzyvą padidinti savo gretose, žodžiu. Viskas aišku, sakykime, su to popiežiu, tai man niekada tų klausimų nekilo, kas ten terariume yra tas popiežius, bet kam dar, jeigu kyla kokių klausimų, tai tikrai garantuoju, kad yra jisai irgi tas nevidono tarnas ir bet kokiu būdu siekia, kaip sakykime, ir vienas dalykas tai ir tuos pačius gyventojus to terariumo visaip kaip tvirkinti, o kitas dalykas, kaip ir visur, aišku, nevidonas labiausiai gviešiasi link vaikų, sakykime, link nekvaltų vaikų ir terariume kuo toliau, tuo yra pavojingiau tiem vaikam augti, kaip čia pasakykime. Taip, toliau, kasgi ten toliau dar tam terarium? Ogi terariumo šūdmokslininkai pranešė, kad aptiko neaiškios kilmės signalą ir jis, žodžiu, keičia ten iš kosmoso, čia aptiko tą neaiškios kilmės signalą, jis keičia savo charakteristikas, tai ten ilgais pipsiukais, tai trumpais pipsiukais ir jis ten pats jau ryškiausias ir aiškiausias, kiek iki šiol buvo tik tai sutikę. Esmė yra tokia, kad terariume, pavyzdžiui, karts nuo karto vis tiek tiem šūdmokslininkėm pagal programą reikia, būtinai ar ten į mėnesį, ar į 2 savaitės kažkokią naujieną būtinai apie kosmosą paskelbti. To kosmoso, aišku, visiškai ten nėra, reikia jiem pafantazuoti, ten pagalvoti, sakykime, ką ten kaip. Už tai, aišku, gauna jie ten savo tos grantukus, kad fantazija, kaip sakykime, būtų aštresnė. Ir tokiu būdu, kad palaikyti tą mitą apie tą kosmosą tam terariume, tai jie ir skelbia tokias visokias naujienas. Toliau, kas čia dabar? Nevidono šūdmokslininkai jau testuoja skiepukus nuo paukščių gripo. Čia aišku, nežinau, ar čia net įdomiena, čia nieko įdomus, viskas vyksta pagal programą, kaip sakykime, kurią ten visi administracinių teritorijų tie nevidono tarnai pasirašė, būtent toj pasauliniai sveikatos organizacijai. Čia buvo susitikimas, jau gal nežinau, jau turbūt pasibaigė.
Tai tokiu būdu, vat, jo žodžiu, ir jau ruošia jau tą, nėra dar to gripo, bet jau skiepukai jau yra ruošiami, jau jie senai padaryti, dabar jau juos neva tai testuoja, iš tikrųjų niekas ten nieko netestuoja, jau marmaliuzė cheminė sumaišyta ir nuodai jau gatavi. Tai va tiek turbūt bus įdomienų ir iki kito karto.